naują. Nu tai apkatkės nepadarė. Uždrožė naują viskas ir pasiėmė. A kitam trafikui greičių dėžę kaukė. Blet, visi šnekėjom, žiūrėt, žinai. Šnekėjom, praėjo gal metą ar 2 pakokimą, zaberėjo greičių dėžę. Tai blet, sako, tasai, žinai, kur tipo remontuot mašinas, tik tad sakėm, kad greičių dėžę, ai nieko čia nereikia. Viską, pasirodo, išardė dėžę, sakė, golis buvo pareis. Tai dabar puiznajat, kaip ten sumalimas viskas. Dabar ir dantračių reikės. Man atrodo, ir dantračių reikės. Blet, mincyrą iš 2 galim padaryti. Pradėjus tą mašiną, svarbu išsiremontuoti. Kaip laukstas eis. Blet, nelakstykit, sako, pohui, žinai. Blet, sako, kurva, neturėsim su kuo važiuoti. Aš netgi cheminį padariau, blet, trafikui. Pas save namie. Tu Vilniui gal norėtumai dirbti tokį darbą? Sumiel, nu, blet, kad ir šiandien. Kiek siūlai? Ko? Algos. Kiek pasidarys tiek tavo? Vis tiek kažkoks yra normos nustatyta. Normas? Normų nėra nustatyta. Čia darbas priklauso nuo tavo įgūdžių ir nuo tavo sugebėjimų. Ir kiek tu nori dirbti. Ta prasme, kiek? Iki pensijos? Išnuomojama aikštutė. Nu. Ir geriausia būtų, kad nusipirktum autovežį. Nu. Ir veži autovežį iš visą Vilniaus į tas mašinas. Į tą aikštutę. Bet tai supranti, žinai, kad kainos jūsų, ką jūs duodat ir Vilniui skiriais kaip dieną nakties. Vilniui, žinai, kiek tu mašina. Na. Prie Interė prisėdus kiekvieną dieną po kokias... Galim pagalvoti. 4, po 6 mašinas. Galim pagalvoti apie tai. Bet reikia didžiulį, sakai, jau veži. Tau ne, tau vienviečio, tu vežiuką kažkokią nedidelį, supranti? Kas padarėsis kokį per dieną? Tau ne, tu veši Vilniui, tik vietą. Ai, surenka. Taip, o į Vilnių atvarysiu aš tada jau kažkokį tenai 3-vietį autovežį, žinai, ta prasme su priekaba ar 9-vietį ir iš Vilniaus jau parsigabensi čia. Supratau. Vat, jeigu tai rimtai domina, toks darbas, sakyt. Man tai domina, bet aš pradžios labai bijau, aš visą laiką. Nu, čia jau supranti. Realiai normaliai dirbsi, tai uždirbsi 5 ir 6. Žiūrim kaip dirbsi. Viskas, sako, viskas priklauso nuo tą darbo sugebėjimą ir... Kas ten, dėl mašinų pagrindė dėrybos visokios? Taip, dėrybos suradimai. Nu, viskas, supranti, tau tenai, sakykim, kiekvienas reisas daleistų. Bus tau, nupirkai mašiną, nuvežiai kažkur aikštelę pasistatė. Tau, sakykim, ten tas reisas bus 50 realiai. Ten ar... Nu, plius minus, sakykim. Per dieną tau ten 2 mašinas nuveš.